Va, Karolina, kai vis laik kuičiasi vis dar, toj baigs kuistis ir galėsim toliau varyti. Čia kažkur į šitus kalnus, va, palipti. Kažkokie čia maršrutai pavaizduoti. Kiek čia galim bus lipti, va, kažkas liktai tokio. 8-8-5 metro. Kablar kažkokia. Nu kažkokia chuinia, 2,5 valandos eiti. Kažkur tais ten. Aukštai. Čia kažkas matosi. Gal link to pavyks pakilti. Bus matyt. Ką čia rašo? Savo rusų kalbą nieko čia nesuprasi. Bet nėra labai populiari vieta. Nei aikštelės nieko, čia kroči vieni įsim. Gal ir gerai, nes ten per Tatrus, kai varai. Pilna tų žmonių, ten praeit neįmanoma. Visi grūdasi su vaikais, su šunim ten ir panašiai. Nepavargai? Jo, karšta. 17 laipsnių. Ne, mes tai nepratę prie tokio karščio. O, kokių čia vaizdų galim pamatyti. Aš labai tikiuosi, kad tas taškas nėra ten kažkur tais. Kažkas ten matosi aukštai. Kad nebūtų, kad iki ten reiks lipti. O, pasisėdėti. Soliukų padarė. Wow. Vėl kažkokių tai užrašų nesumaningų. Niekas čia nesupranta, kas čia parašyta. O, tokie keliukai. Biškai pasilaikyt galim. Tai jau visai nenusiverstume. Bet gan stačiai lipam turėtume greitai ir įlipti. Kažkokie seniukai tokie, jeigu tie įlipa, tai jau įlipsim ir mes. Nu va, Karolina lipa. Belio kokią pompą. Baisu pajudėti kažkur. Galim nuslysti. Tau atrodo kažkaip geriau sekasi, lengviau. Aš tai visai padusęs. O pastatas sugriuvęs. Ai, ten nuo viršaus labai gerai jisai matėsi. Deja, visą laiką kažkokias bažnyčias čia bando pastatyti. Kaip Juodkalnijai, kai buvom. Nu va. Išgriovė turbūt biškį kalno ir pastatė kažkokį tai bažnyčią statą. Ką jie tas bažnyčias taip aukštai stato ten? Pensininkam taigi sunku įlipti, ten pasimelsti būna. Gal čia šiaip barą kokį padarys? O, yra vanduo. Nichuja. Gerai, kad šiandien 17 laipsnių iš tikrųjų. Nes kai esam lipę prie plus 40, buvo sunkiau. Šiandien pirmadienis, kaip čia, nieks nedirba, nedarbo dieną. Kažkaip statė, nedastatė. Patingėjo. Gal pertrauka, jam jie ten budeliai visi sėdi. Pasislėpė dabar. Gramą daro. Nu. O aš čia vaikštinėjau. Gali ir tai būti. Bet čia tikrai ekstremali trasa yra. Baisokai. Ką einam? Aš tai čia lipau, apsikabinau tą medį. Akmenys krenta biškį paspir.
Tiek lipau ir pasirodo nieko nėra čia. O eina šikti. Čia taip pavojingai dar nulipti. Šūdas. Čia turbūt svarbiausia nežiūrėti žemyn yra. Nieko čia laikytis yra už ko. Normaliai. Ateik, duosiu atsigerti. Bet reikia taupyti vieną mažą gurkšniuką tik tai. Vieną mažytį gurkšniuką. Nes taupom, kad išgyventume. Nu va, čia ir bus ta tarpinė stotelė. Pusę kelio kažkur. Jau viskas, jau. Vos paeinam. Nu nafig. Kai stačiai. O, čia turbūt va šitas, va. Nusivertė. 2.13 nusivertė turbūt. Durnius. O po to turbūt ir padarė šitos, kad laikytis, kad žmonės nepersisvertų. Karolina! Kur tu? Kročiai. Mirtinas kalnas. Eina šikti. Nu, nafig taip lipti. Kalnas niekada nesibaigs. Nu viskas, čia atrodo paskutinė jau tiesioji ir daeisiu. Kas čia dabar, ką jie čia su mašinom atvažiuoja? What the fuck? Zaibys, jie čia su mašinom atvažiuoja. Kurva, aš pisausi 2,5 valandos lipti. Eiktų, na. Tiek kartų čiut nenumiriau. O čia kiti su mašina atvažiuoja. Lemba. Nežinau. Aš jau toliau nebenoriu eiti. Einam čia. Čia, man atrodo, jau viskas, jau būsim užlipę. A vertėjo bent? Sakyk. Nežinau. Jo, grinai iki čia ir daėjom, kur buvo. Iš apačios, kur matėsi tos antenos kažkokios. Ką matai? Ne, čia arba tą raudoną pastatą turi žiūrėti, arba... Vsio, pats galas. Toliau jau niekur. Tiek lipau ir net nieko nenusakė. Nu, va, įlipom. Baigėsi ta kančia. Pagaliau. Viskas, daugiau niekada nebelipsim į kalnus. Kurgi ne? Niekada daugiau gyvenime. Tokiom nesąmonėm nebeužsiimsime. The next day. Lipti tiesiog ten, kad įlipti. Nu, Iš principo. iki ten dar lipti. Nesąmonė.